Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius yra mano vaikystės herojai. Aš užaugau žiūrėdamas jų keliones per televizorių, bet aš niekada gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad ateis diena, kai aš su jais sėdėsiu tame pačiame lėktuve. Ir ne tik su jais. Likus vos porą dienų iki skrydžio į Renault grupės renginį Lenkijoje, aš sužinojau, kad mano kompanionai bus Starkus, Radzevičius ir Vaidas Baumila. Žodžiu, pilna legendinė kompanija, o aš tarp jų tiesiog bičas, kuris trečią kartą sėdi lėktuve. O viso iš to reikalo kaltininkas yra šitas žmogus, Mindaugas. Tai jis sugalvojo mane čia įvelti. Gerai pavariau, bet pamiršau, kad neišraščiau. Norėjai lėkti pilną? Viskas prasidėjo prieš kelias savaitės su scenoje, kai filmavom, kaip Vytaras atsiima savo naują Dacia Bigster. Po filmavimo Mindaugas man sako, o davai varom į Lenkiją. Su Renault trasoj pasivažinėsi, su Dacia paofraudinsi. Viskas. Tai šituo žodžiu jis mane sugavo. Aš supratau, kad ten privalau važiuoti. Važiuoju iki oro uosto, turėsim skrydį. Čia buvo mano antras kartas oro uoste gyvenime. Rugsėjį turėjau skrydį į Kretą ir atgal, tai nežinau, ar čia skaitosi ar antras ar trečias skrydis. Žodžiu, patirties pas mane 0, o ypač skraidant vienam. Nemeluosiu, šikau į batą. Aš vienas oro uoste ir dar 4 telefonai kupriniai, su kuriais turėjau eiti per apsaugą. Bet viskas praėjo sėkmingai, o LOT oro linijos skrydžio metu davė pyragėlį. Atvykom į Varšuvą, mus pasiėmė Renault grupės vairuotojas ir važiavom į viešbutį. Patikslinu, aš Varšuvoje gal buvęs tik vaikystėje ir vieną kartą. Man čia dabar viskas atrodė kaip koks Los Andželas. Buvo numatyta vakarienė. Atvykstam į kažkokį pastatą ir kylam į 46 aukštą, o vaizdas ten buvo... Visi pasipuošė. Viskas labai oficialu, vakarienė buvo labai nuostabi, bet nemeluosiu, aš asmeniškai ten jaučiausi šiek tiek ne savo lėkštėje. Po vakarienės nuėjom į barą, nes, čia yra privalomi dalykai Varšuvai, o ten gyvai dainavo filipiniečiai. Ir tada Vaidas sugalvojo, kad reikia ir jam prisijungti. Pamatyti Vaidą dainuojant karaoke buvo tikrai kažkas nerealaus. Kitą rytą mūsų rinko ir išvežė į Modlino trasą. Primenu, nuėjom miegoti vėlai, pusryčiai buvo ankstyvi, o aš visiškai nesugebu atsikelti anksti. Pajaučiau, kad energija stipriai senka. Bet ten pirmą kartą gyvenime gyvai pamačiau Alpine sportinius automobilius ir kas žiauriausia, kad mes gavom juos pavairuoti trasoje kartu su instruktoriais. Vos dėl Porsche šitą mašiną. Aš trasoje niekada gyvenime nesu vairavęs. Pas mane autoparke stovi seni, dideli, nemanevringi džipai. Aš apskritai greit nevairuoju. Buvo baisu. Wow. Amazing. That was so cool. Energija po trasos buvo visiškai nukritusi, bet organizatoriai sako, gerai, baigiam su Alpine, varom pasivažinėti su Dacia bekeliai. Ir žinokit, energija staiga vėl atsirado. Atsisėdau su žiauriai fainu instruktorium, kuris pasirodo gyvenime turi 3 Land Rover Discovery džipus. Tai jau galit patys suprast, link ko mūsų pokalbis nuėjo. Taip pat gavom įdomią užduotį išbandyti Dacia Duster stabilumą bekeliai. Ant kapoto buvo pritvirtinta stiklinė vandens ir reikėjo kiek įmanoma mažiau išpilti to vandens. Aišku, kad aš išpyliau jo labai daug, bet mane nuoširdžiai nustebino, kaip gerai Dacia elgiasi offroad'e. Ypač kai vienas ratas pakyla į orą ir įsijungia blokiruoti. Per pietus pajutau, kad baterija visiškai išseko. Galvojau, kaip čia reikės ištempti likusią dienos dalį ir tada Vaidas sako, aš jau varau Vilnių. Pasirodo, jis atvyko automobiliu. Po pusvalandžio mes jau buvom kelyje ir galiu pasakyti, tas 5 valandos iki Vilniaus visiškai neprailgo. Didelis privalumas, kad Vaidas yra didžiulis filmų entuziastas ir visą kelią prašnekėjom apie kiną ir serialus ir visokius su kinu susijusius reikalus. Trūksta kontrakto ir separation. Severance yra mind-blowing. Kaip aš laukiu tą prasme. Trečias sezonas. Labai laukiu. Mes rinkdavomės, laukdavom kiekvienos serijos ir linkdavomės su draugais žiūrėti ir po to spėliodavom. Ir paskutinė antro sezono serija. Seną teką, pavyzdžiui, naudoja. Mašinos irgi senos. Random. Tai buvo įspūdingas laikas Lenkijoje ir didelis ačiū Mindaugui, kad pasiėmė mane, didelis ačiū Renault grupiai už svetingumą ir už tai, kad galėjau susitikti su vaikystės herojais, išbandyti mašinas, pavakarieniauti nerealiame restorane ir praleisti 5 valandas kalbantis su Vaidu Baumila. Man socialiniai renginiai šiek tiek kelia baimę, nemeluosiu. Jose mano energija senka greitai, bet kai aplinkui tokie puikūs žmonės ir tikrai įdomios veiklos, o ypač, kai galiu viską fiksuoti kamerą, tie dalykai beveik nepasijaučia. Gerai, buvo labai smagu ir klausyk, varom kebabų.